Sveiki, šiandieną turime video apie pupą. Tai išskirstysiu į dvi dalis, bus dvi dalis, kadangi daug uždavinių, bet spręsime 2018 metų matematikos pupą ir spręsime jį visą nuo pradžių iki galo. Tai pirmoji dalis bus nuo 1 iki 8 imtinai užduoties ir kita dalis tiesiog pabaigsta nuo 9 iki 14. Ir kodėl aš tai darau? Dėl to, nes kai kas paprašė. Tai galvojau, kodėlgi ne, vis tiek neturiu nieko pasiruošęs. Tai pradėkim. Matot, pirmas dvi užduotys yra ABCD. Čia pirmos tokios nesunkios, tai pradėkime nuo 1.1. Ir mums reikia tiesiog paskaičiuoti reiškinį. 13 padalinta iš 2, viskas padalinta iš 39 iš 4, nors gal net neperrašysiu, iš karto rašysiu, kadangi yra dalyba, tai verčiasi į daugybą, tai bus 4 iš 39 plus 1/4 padauginta iš 16/3. Ir čia tiesiog prastinimai yra, su 4 prastinasi, čia lieka 1, čia lieka 2, 13 su 9 irgi prastinas, čia lieka 1, čia lieka 3, turim 1 kart 2/3, tai 2/3, plus, čia prastinasi 6 su 4, ir gaunasi čia 4, čia 1, tai vėl 1 kart 4/3, 4/3. Ir sudėjus mes gauname 6/3 arba tiesiog 2, vadinasi atsakymas būtų A2. 1.2 dabar. 2018 ir 3/6 minus 1918 ir 2/16 ten. Tai kai yra va tokius, kai yra sveikos dalys ir yra kažkokia atimtis pliusas, tai blogiausia, ką galima daryti, tai dauginti iš 16 ir pridėti 2 ir tada bendravardiklį, nes gausis labai didelis skaičiai, tai to net nereikia daryti. Ką reikia daryti, tiesiog šitas va trupmenos bendravardiklintų, kurios yra, nes sveikųjų dalių galima net neliesti. Matom, kad 3/6 yra tiesiog 1/2, o 2/16 yra 1/8. Jeigu bendravardiklinsim, tai turėsim 4/8 ir 1/8. Nu ir dabar labai nesunkiai galima atimti 2018 ir vietoj 3/6 galim pasirašyti 4/8 minus 918 ir 1/8. Ir atimdami sveikasis dalis gausime 100, o atimdami trupmeninės dalis gausim 3/8. Tai čia būtų atsakymas. Šitas C. Ok. Antrą užduotį tai net nieko nerašysiu, padarysiu logiškai. Koordinačių plokštumoje duoti 2 taškai, 1 ir 3, 13, 17. Ir šitos atkarpos CD mums reikia vidurio taško M koordinačių. Vidurio taškas, tai vadinasi taškas, kuris yra tarp taško C ir taško D. Tai lygiai taip pat galim žiūrėti ir X ir Y. Tai taško MX bus tarp 1 ir 13, skaičius tarp 1 ir 13. Tai tas skaičius yra 7. Arba kitaip galima pasakyti vidurkis. 13 plus 1 padalinti iš 2 yra 7, tai 7 bus X tarp CX ir DX vidurys. Tai vien tik iš to galime iškart sakyti, kad atsakymas B, nes jame vieninteliam yra X kaip 7. Bet Y lygu 10, tai vėlgi tarp 3 ir 17, skaičius, kuris yra tarp 3 ir 17, yra 10, vadinasi, tas taškas bus 7 ir 10. Trečias, išjuokite šiuos skaičius didėjimo tvarka ir atsakymą reikia pagrysti, tačiau reikia rašyti. Tai šilė žiūrim 6 nulinių yra 1, nes bet koks skaičius pakeltas nulinių yra vienetas. Šaknis iš 5. Ką galim pasakyti apie šaknį iš 5? Kad šaknis iš 5 yra tarp šaknies iš 4 ir šaknies iš 9. Kitaip sakant, šaknis iš 5 yra tarp 2 ir 3. Toliau yra 2 moduliai. Vienas modulis yra 3 minus 2 šaknis iš 2. Tai bus lygu, dabar matom, kad 2 šaknis iš 2 yra mažiau už 3, nes šaknis iš 2 yra ten 1,4, man atrodo, kažkiek.
Tai va, dauginus iš 2 mes gausim 2,88. Mes gausim teigiamą skaičių modulio viduje, tai modulį galima nuimti. Ir mes žinom, kad šitas skaičius bus tarp 0 ir 1. Tai 3 minus 2 šaknis iš 2, tarp 0 ir tarp vieneto. Ir kitas, tai bus modulis, tik tais ten minusas. Aha. Modulis minus 3 minus 2 šaknis iš 2. Tai čia panašiai galima žiūrėti, jeigu turiu modulį minus 5, jis bus tas pats, kas modulis 5, tai bus 5. Tai čia lygiai tas pats, jie abu turi minusus, tai šitas modulis bus lygiai tas pats, kas modulis 3 plus 2 šaknis iš 2. O čia vidus yra teigiamas, tai modulį galima nuimti. 3 plus 2 šaknis iš 2. 2 šaknis iš 2 sakėm, kad yra šaknis iš 2 1,44, tai kartu bus 2,8 kažkiek. Mes galim sakyti, kad 3 plus 2 šaknis iš 2 yra tarp 5 ir 6. Ir dabar mums reikia surašyti didėjimo tvarka, tai vadinasi nuo mažiausio iki didžiausio. Tai žinoma, mažiausias bus štai šitas. Tai atsakymę turėsim modulis 3 2 šaknis iš 2. Po to eina 6 nuliniu, tai yra vienetas, 6 nuliniu, po to eina šaknis iš 5, nes yra tarp 2 ir 3. Ir paskutinis bus modulis minus 3 minus 2 šaknis iš 2. Ir to užduotis, Austėja ir Rugilė rinko kaštonus, jos kartu surinko 72 kaštonus. Jeigu Austėja būtų surinkusi 3 kaštonais daugiau, tai turėtų dvigubai daugiau kaštonų negu Rugilė. Kiek kaštonų surinko Rugilė? Tai šitą uždavinį galima su lygčių sistema, žinoma, išspręsti. Galim pasižymėti, kad Austėja surinko X kaštonų, o Rugilė surinko Y kaštonų. Ir mums pasakyti, kad jos kartu surinko 72. Plus Y 72. Ir kita lygtis būtų, jeigu Austėja būtų surinkusi 3 kaštonais daugiau, tai jeigu būtų surinkusi X plus 3 kaštonų, tai ji turėtų dvigubai daugiau kaštonų negu Rugilė. Dvigubai daugiau kaštonų negu Rugilė. Ir iš čia mums reikia rasti, kiek surinko Rugilė, tai mums reikia surasti Y-kus. Tai vadinasi, įsireiškim šitos lygties X, kas bus 72 minus Y ir įsistatom iš tai šitą lygtį. Tai X 72 minus Y plus 3 yra lygu 2Y, gaunam, kad 3Y yra lygu 75 ir iš čia Y lygu 25. Tai atsakymas būtų, kad Rugilė surinko 25 kaštonus. Einam prie kitos užduoties. Kontrolinį darbą rašė 28 mokiniai, kiekvienas iš jų galėjo surinkti sveikai skaičių taškų nuo 0 iki 20 mintinai. Apibendrinti mokinių rezultatai, pateikti duomenų lentelę. Pirmas, mums reikia stulpelinę diagramą pavaizduoti. Tai aš nepersibraižysiu, čia tiesiog pažymėsiu. Vadinasi, nuo 0 iki 10 surinko 4 mokiniai. Tai turėsim čia ties 4 stulpeliai. Nuo 11 iki 12 5, tai turėsim čia stulpelį lyg 5. 13 iki 14 8, tai turėsim stulpelį ties 8. Nu, aš čia plius minus braižau. Nuo 15 iki 16 5 mokiniai, tai turėsim čia kažkur stulpelį. Nuo 17 iki 18 4 mokiniai, čia turėsim stulpelį. Ir 2 mokiniai nuo 19 iki 20. Toks būtų stulpelis ir būtų jau taškas. Įrodykite, kad mokinių surinktų taškų imties vidurkis yra nemažesnis negu 15. Dabar nemažesnis negu 15, tai reiškia, kad nebus didesnis. O imties vidurkis yra kas? Tai yra, kiek iš viso mokiniai surinko taškų kartu padalinus iš mokinių skaičiaus. Jeigu mums reikia įrodyti, kad nėra mažesnis, tai mums reikia imti didžiausias reikšmes. Tai didžiausias reikšmes, tai gali skaityti, kad tas mokinių skaičius rinko didžiausią skaičių taškų. Tai turėsim tokią lygti, kad 4 kart 10 plus 5 kart 12 plus 8 kart 14, imam didžiausias reikšmes, plus 5 kart 16 plus
4 kart 18 plus 2 kart 20 ir padalinti iš mokinių skaičiaus, o mokinių skaičius bus 4 plus 5 9, plus 8 17, plus 5 22, 26 28. Ir iš čia gaunasi viršų sudėjus 404, apačioj gaunasi 28 ir čia bus 14 sveikų ir 3 septintosios. Vadinasi, imant didžiausias reikšmes, imties vidurkis yra 14 sveikų ir 3 septintosios. Tai vadinasi, jeigu imsim mažesnės reikšmes, tai vidurkis tik tais mažės. Ir taip mes įrodėme, kad ties vidurkis yra mažesnis negu 15. 5.3. Yra žinoma, kad 2 mokiniai surinko 14 taškų. Nustatykite surinktų taškų imties modą. Ir čia yra 2 taškai beje. Visų pirma, kas yra moda? Moda yra dažniausiai pasikartojanti požymio reikšmė imtyje. Tai jeigu mes turim imtį, tai ta imtis, kuri dažniausiai pasikartoja, tai jos reikšmė ir bus moda. Žinom, kad 2 mokiniai surinko 14 taškų. Vadinasi, jeigu 13-14 taškų surinko 8 mokiniai, tai 13 taškų surinko 8 minus 2, 6 mokiniai. 6 mokiniai surinko 13 taškų ir dabar jeigu žiūrim, matom, kad nuo 0 iki 10 čia 4, 5, tada čia bus 6, 2, 5, 4, 2. Dažniausiai pasikartojantis taškų skaičius yra 13, nes 6 žmonės surinko, visų kitų surinko mažiau, tai moda ir bus 13. Toliau 6. Parduotuvė televizoriaus pradinė kaina buvo 600 eurų, prekybininkai televizoriaus kainą padidino 25%. Kiek televizoriaus kainuoja po kainos padidinimo? Tai pradžioje buvo 600 eurų. Dar pridėjo 25% nuo tų 600 eurų. Gautųsi taip pat, o pati formulė, pradinė kaina ir tada 1 plus arba minus p iš 100. Ir tai būtų galima paskaičiuoti, kai pavyzdžiui turėjo, kad pradinė kaina yra 600. Tai ir dar pridėjo 25%, tai galima pagal tokią formulę paskaičiuoti. Ir gausis, kad po kainos padidinimo kainuos 750 eurų. Antras, kokią nuolaidą reikėtų pritaikyti pradiniai 600 eurų televizoriaus kainai, kad jis kainuotų 498 eurus. Po tokio lygti ir reikėtų pasidaryti, kadangi nuolaida neprideda kainą, bet nuolaida bus 1 minus, o kiek procentų mes nežinom. Bet žinom, kad tai yra lygu 498. Čia ką galim padaryti, tai padalinti iš 100 galim pasirašyti kaip 0,01p, tai 1/100 p. 1 minus ir čia padalinam viską iš 600, gauna 498 iš 600. Padalinę dešinę pusę gaunam 0,83, 1 minus 0,01 p tam yra lygu. Atėmė 1, gaunam minus 0,01 p lygu minus 0,17. Ir dabar viską padauginę iš minus 100, gaunam, kad p yra lygu 17%. Vadinasi, sumažino 17%. Toliau 7. Išspręskite lygčių sistemą ir lygtį. Tai čia padarysiu ant pačio lapo. Tai taip galima išsireiškinėti, bet matom, kad čia yra plus y, čia yra minus y. Jeigu mes lygtis pridėsim, mes gausim, kad 3x, y įsiprasnins yra lygu 12, x lygu 4 ir tada įsistatė, pavyzdžiui, į antrą, 4 minus y lygu 2. Ir čia y lygu 2. Atsakymas galima užrašyti ir taip, kad 4 ir 2. Ir 7.2 dabar. 7.2 turim x plus 1 kvadratu minus x minus 1 kvadratu yra lygu 8. Pakeliam kvadratu viską.
turim x kvadratu plus 2x plus 1 minus, ir čia dar skliaustuose paliekam x minus 1 kvadratu, x kvadratu minus 2x plus 1, lygu 8. Dabar atskliaučiam, gausim x kvadratu plus 2x plus 1, tada minus x kvadratu, minus 2x, tai bus plus 2x, ir minus 1, lygu 8. Vienetai išsiprastina, x kvadratai išsiprastina, 2x plus 2x ir 4x lygu 8, ir čia x lygu 2. Ir paskutinė užduotis šitoj daly pirmoji, su kuriomis x reikšmėmis reiškinys šaknis iš 8x minus x kvadratu turi prasmę. Tai turi prasmę, tai reiškia, kad mums reikia rasti galimas x reikšmes, kadangi tai yra šaknis, tai 8x minus x kvadratu turi būti daugiau lygu 0. Dabar x įsikėlė prieš skliaustus, dalinti iš x abiejų, dabar negalima, nes ką jeigu x lygu 0, tai geriau užsikelt prieš skliaustus, turim 8 minus x daugiau lygu 0. Jeigu prilyginsime 0, tai būtų du sprendiniai x lygu 0 ir x lygu 8. Tai ką galim su jais padaryti, pasižymėti skaičių tiesiai. Ir kadangi ženklas yra daugiau lygų, tai nuspalvintas intervalas, čia 0, čia 8. Ir tada bandom statyti skaičius. Jeigu, sakykime, įsistatom 9, tada 8 minus 9 būtų minus 1, kart 9 būtų minus 9, tai netiktų, nes būtų mažiau už 0. Tai šitam intervale mes turėsim, kad reikšmės bus neigiamas. Šitam intervale tada turėsim, kad bus reikšmės teigiamos, ir šitam intervale, kad bus neigiamos. Bet kadangi dar yra lygybė, tai tiek 0, tiek 8 tinka. Tai su x intervalu nuo 0 iki 8. Čia galima labai daug būdų spręsti, bet aš pasirinkau tokį. Tai čia kaip nori taip spręsti, svarbiausia, kad išsikelt x ir tada tiesiog žiūrėt su kokiais skaičiais. Daugiau už 0, mažiau. Ir pirmai daliai tiek, tai susimatysim antroj daly.